Labas visoms! Šiandien vėl susitinkame mano virtuvėje, kadangi šį kartą jums parašiau vieną ypatingą veido priežiūros produktą, kurį drąsiai galėsite kiekviena namuose pasidaryti, nes pirmiausia, jis kainuoja žiauriai nedaug, o antras dalykas, jis tikrai yra veiksmingas. Šio video konceptas truputėlį skirsis nuo prieš to, kur aš išbandžiau viską prieš jūsų akis, kadangi tai buvo pirmas kartas. O šiandien aš galiu pasakyti, jog šią veido kaukę brūkšnelis prausiklį aš jau naudoju kelis mėnesius ir galiu pasakyti, jog mano veido oda tikrai labai sėkmingai susitvarkė. Buvau tiek patenkinta, kad pridariau labai daug jos ir padalinau tiek savo artimiausiams draugėms, sesiai, mamai ir po kurio laiko jų visų paklausiu, sakau, ar patiko, ar viskas buvo gerai, ar jokių minusų, kažkokių nepasijautė, nežinau, net kaip pasakyti, padarinių, jeigu taip galima išsireikšti. Jos visos man atsakė, kad kaukė tai buvo tikrai labai stebuklingas dalykėlis ir, pavyzdžiui, mano mama tai jau prašo, tiksliau reikalauja, kad aš padaryčiau dar. Tai šiandien jūs supažindinsiu su šia kaukė brūkšnelis vėlgi prausikliu iš arčiau ir papasakosiu truputėlį apie ingredientus. Ir jų mums tikrai labai nedaug reikės. Ir, žodžiu, apie viską po truputėlį. Mums reiks avižų, tai yra pačios pigiausios avižos iš tikrųjų ir kodėl aš jas pasirinkau. Kadangi jos minkština odą, drėkina ir tuo pačiu jos yra kupinos įvairiausių vitaminų. Svarbiausia, jog šie avižiniai dribsniai jie turi būti neapdirbti, neparuošti košė ar kažkam tais ir tikrai pačios pigiausios, ko puikiausiai pasiteisina ir tikrai neišlaidaukit ant brangesnių. Tada sekantis dalykas, ko mums tikrai prireiks, tai yra molis, tai yra jūsų pasirinkimas, ar baltas, ar mėlynas, ar dar koksai. Molis reikalingas dėl to, jog jisai gydo, sugeria odos riebalus, šveičia ir svarbiausia, neerzina jautrios odos. Jeigu jūs norit, ties šiais dviem ingredientais tikrai galite apsistoti, tačiau aš norėjau dar truputėlį papildyti ir padaryti dar geresnę ir pasirinkau naudoti cinamoną. Tokį jau galbūt net brangesnį, originalesnį, štai tokį jį galite, man atrodo, tikrai Lietuvoje įsigyti. Ir cinamoną pasirinkau dėl to, jog jis pasižymi antibakterinių, raminančių bei tonizuojančių poveikių ir svarbiausia, suteikia labai skanų aromatą kaukiai. Ir paskutinis dalykėlis, tai mums prireiks ramunėlių. Tai yra gryniausia arbata, aš jums parodysiu iš arčiau. Ir tai yra paprasčiausias ramunėlės ir jos turi savyje priešuždegiminių medžiagų ir švelnina bei lengvai valo odą. Svarbiausia, kad būtų be jokių priedų. Taigi, supažindinsiu jūs su visais ingredientais, keliaukime prie įrankių, kurių mums prireiks gamybai. Tai yra paprasčiausias indelis, į kurį mes tiesiog viską suversime, kai jau pasigaminsime. Tada šaukšto, kad galėtume lengviau viską matuoti ir kavamalę, su kuria mes sumalsime avižas iki miltų. Bet keliaukime iš tikrųjų prie gamybinio proceso ir apie viską papasakosiu truputėlį dar detaliau. Taigi, pradėkime nuo molio. Aš naudojau baltą, kuris yra tinkamas net ir jautriai odai. Šaukšto pagalba pamatavau, kiek jo maždaug yra ir išėjo apie 3 šaukštai, sudėjau jį į visiškai sandarų ir sausą indelį. Tuomet pasirašiau kavamalę, įdėjau lygiai tiek pat šaukštų, kiek turėjau molio, tai yra 3 šaukštus avižų dribsnių ir sumaliau viską iki pačių smulkiausių miltelių, tai truko apie 30 sekundžių. Tuomet supyliau gautus miltelius į indelį, pasiruošiau cinamoną, įdėjau jo tiek, kiek man tik tais patinka, tai yra apie šaukštelis pusantro ir tuomet perkirpau arbatžolę pusiau, išpyliau ramunėles į indelius, gerai supurčiau ir gavau kaukę prausiklį. Pasigaminusios šį nuostabų veido prausiklį brūkšnelis kaukę, keliaukime prie to, kaip mes galime panaudoti. Yra netgi 2 panaudojimo būdai ir apie juos papasakosiu taipogi tuojaus pat plačiau. Mums prireiks šlakelio pieno, tada mūsų paruošto kaukės mišinio ir šaukštelio bei stiklinės. Į stiklinę įsidedame kelis šaukštelius mišinio, galima pasidaryti truputėlį daugiau, įsipilame lašelį pieno, viską labai gerai išmaišome ir jeigu konsistencija yra truputėlį skistoka, tiesiog įpilame dar šiek tiek mūsų mišinio, viską gerai išmaišome, gauname tokią tirštą konsistenciją ir mes esame pasiruošusios.
Labiausiai mėgstu šį prausiklį naudoti rytais, kuomet noriu tiesiog pašalinti nuo T zonos susikaupusius riebaliukus, tai tiesiog sudrėkinu veidą, padengiu šį prausiklį ant savo odos ir labai lengvais susukamaisiais judesiais viską padengiu ant savo veido ir po to su šiltu vandeniu viską stengiuosi nuplauti. Tai yra truputėlį kebloka, tad tam pagrebiu tokias makiažo valymo kempinėles, su kuriomis pašalinu visus likučius. Oda lieka švelni, glotni, minkšta ir sudrėkinta. Svarbiausia, jokio sausumo jausmo. Antrasis panaudojimo būdas tai yra kaip kaukė, tiesiog susirišu plaukus, kad jie man nesimaišytų, taipogi sudrėkinu savo veidą, aplikuoju visą šį mišinį, taipogi sumaišytą su pienu, nepaminėjau, kad jūs drąsiai galite maišyti ne su pienu, o su vandeniu, svarbu, kad kažkas būtų skysta ir naudinga jūsų odai, viską padengiu tikrai nekukliu, storu sluoksniu ir palieku apie 10 minučių, per ilgai nelaikykit, nes gali išsausinti odą. Būtent šios kaukės man tikrai užtenka tam, kad aš optimaliai prižiūrėčiau savo veido odą ir kaip ir, man atrodo, minėjau video pradžioje, man jį padėjo sureguliuoti mano veido riebumą, susitvarkyti ir tiesiog mano oda tapo kur kas laimingesnė naudojant, o tuo labiau, kaip ir sakau, ji kainuoja labai nedaug, tad drąsiai rekomenduoju visams išbandyti, pasižiūrėti, pagal save pritaikyti ir kas geriausia, kad šis toksai mišinys galioja metus, nes jeigu mes nedėjome jokių tenais skystų dalykėlių, tada tikrai drąsiai galima, ta prasme, nebijoti pamiršti, kad mes jį turime ir po kurio laiko išsitraukti iš spintelės, vėl apsidžiaugti ir toliau sėkmingai naudoti. Taigi, tikiuosi, jog jūs būtinai išbandysit, man komentaruose ateityje parašysite, ar patiko, ar tiko, kas pasikeitė, galbūt, gali būti, kad kažkam ir nepasteisins, aš nežinau, tikrai, bet išbandžiau ant savęs, ant savo draugio odos, jeigu taip galima pasakyti, ir jos buvo patenkintos. Tikrai tikiuosi, kad ir jums jis pasiteisins. Tai noriu padėkoti visoms už dėmesį, palinkėti gero vakaro ir pasakyti iki kitų pasimatymų.